Sveiki, esu urologas, medicinos mokslų daktaras Marius Kinčius, Nacionalinio vėžio centro Santaros klinikų filialo direktoriaus pavaduotojas medicinai. Ir šiandien aš bandysiu papasakoti apie prostatos vėžio prevenciją, situaciją pasaulyje Lietuvoje ir kokios šio vėžio gydymo galimybės yra mūsų institucijai ir kuo mes esame išskirtiniai. Tai trumpa informacija aplamai apie visus onkologinius susirgimus ir ar galima tų onkologinių susirgimų išvengti. Ir kaip matot, šioje skaidruolėje yra trys laukai. Rizikos faktoriai, susirgimai, kurių galima išvengti atsisakant žalingų įpročių arba išvengiant susirgimų, ir ligos onkologinės, kurios yra sunkiai išvengiamos. Taip kaip matot, plaučių vėžys, jeigu mes atsisakysim rūkymo arba nerūkysim, 90% atvejų galima išvengti. Gimdos kaklelio vėžio, jeigu yra atitinkamai populiacijai naudojama skiepai nuo žmogaus papilomo viruso, šio vėžio gali žmonės išvis nesirgti. Analogiška situacija yra su stemplės, burnos ertmės onkologiniais susirgimais, kur rūkymas ir alkoholis bei nutukimas yra vieni iš svarbiausių rizikos faktorių ir šių onkologinių susirgimų galima 90% atvejų išvengti. Ultravindulių spindulių apsauga, faktiškai 3/4 atvejų galima tos ligos išvengti, ir bei skrandžio vėžys, kuomet vienas iš pagrindinių rizikos faktorių yra nustatyta infekcija Helicobacter pylori bakterija. Taip pat 3 iš 4 atvejų galima šios ligos išvengti. O kaip matot, dešiniausioje skaidrėje, tai ovarų, kiaušidžių vėžys, kraujo vėžys, smegenų vėžys yra tos ligos, ir prostatos vėžys yra tos ligos, kurių faktiškai neįmanoma išvengti. Prostatos vėžys su smegenų vėžiu faktiškai neturi kažkokių tai predisponuojančių, bent jau šiai dienai nustatytų rizikos faktorių. Ir ką mes bedarytume, ta rizika mums visiems išlieka vienoda. Perversmas prostatos vėžio diagnostikoje įvyko praėjusio šimtmečio 8-9 dešimtmetį, kuomet buvo pastebėta, kad prostatos specifinio antigeno lygmuo yra susijęs su priešinės liaukos vėžio išplitimu, ir matyta, kad esant pažengusiam priešinės liaukos vėžiui, šio antigeno koncentracija yra labai aukšta. Ir 9 dešimtmetį, 10 dešimtmetį praėjusio šimtmečio PSA buvo pradėtas naudoti kaip atrankos testas profilaktiniai patikrai, tai yra vadinamam skriningui. Visiškai neseniai, prieš 2 savaitės, New England Journal of Medicine, vienam žinomiausių, labiausiai vertinamų medicininių žurnalų, kur yra publikuojamos visos naujovės, kurios yra keičiančios klinikinę praktiką, pristatyta yra Europos randomizuota skriningo programa prostatos vėžiui, kurios stebėsenos laikotarpis šiai dienai siekia jau 23 metus. Į šios studijos dizainą įsitraukė eilės Europos urologų, eilės Europos šalių urologai bei epidemiologai. Į studiją 7 skirtingose centruose, Skandinavijoje, Vakarų Europoje buvo įtraukti 162 tūkstančiai vyrų nuo 55 iki 69 metų. Įtraukimas į studiją vyko nuo 1993 iki 2006 metų, stebėsena tęsiama ir šiai dienai. Ir pagrindiniai radiniai šios studijos, kaip matot, kreivės jau net ir po 5 stebėsenos metų nuo įtraukimo į studiją išsiskyrė, ir tas skirtumas diagnozuojant prostatos vėžį stebimas yra tarp kontrolinės ir tiriamosios grupės iš karto, ir jis yra stabilus ilgėjant stebėsenai. Ir pagrindinis radinys šios studijos yra tai, kad praėjus 23 metams stebėsenos prostatos vėžio dažnis yra tikrai didesnis, 14% atvejų, nei kontroliniai, kur buvo 12% vyrų, reiškiasi kontroliniai grupiai nustatytas prostatos vėžys.
Ir dar svarbiau, kaip matote iš šių dviejų skaidrių, viršutinė rodo mirštamumą nuo prostatos vėžio ligos, specifinį mirštamumą, o apatinė skaidruolė C rodo mirtingumą bendrą. Ir kaip matot, bendras mirtingumas tiek kontrolinė, tiek skryningo grupėje jis nesiekia 23 metų stebėsenos laikotarpyje, tiek vienoje, tiek kitoje grupėje mirė 49% vyrų, tuo tarpu vėžio specifinis mirtingumas, jis statistiškai patikimai skiriasi tarp grupių. Kontrolinėje grupėje nuo prostatos vėžio mirė 1,6% vyrų, tuo tarpu skryningo grupėje 1,4% ir tai sudaro mirtingumo sumažinimą 13%. Ir studijos organizatoriai apskaičiavo, kiek reikia į studiją pakviesti vyrų, kad būtų išvengta vienos mirties nuo prostatos vėžių, tai pakvietimų skaičius yra 456, o kiek turi būti diagnozuota ligos atveju, kad būtų išvengtų vienos mirties nuo prostatos vėžių, tas skaičius siekia 12. Ir epidemiologų manymu šitie skaičiai yra priimtini, organizuojant prostatos vėžio skryninginę programą. Kokios problemos yra su skryninginėm programom? Tai visų pirma, tai yra tai, kad yra labai daug diagnozuojama prostatos vėžio ir tos metodikos, kurios buvo taikomos prieš 30 metų skriningų, jos nustatydavo labai daug kliniškai nereikšmingo vėžio. Bet kaip jūs matot, oportunistinis skriningas tai yra tai, kad aš noriu ar nenoriu, gydytojas pasiūlė tyrimą daryti, nėra organizuota populiacinis tyrimas. Mes tikrai viršijam visas rekomendacijas ligos nustatymui bei gydymui ir tai neduoda jokios pridėtinės vertės vyrų išgyvenamumui ir prostatos vėžio mirtingumui. Tuo tarpu, kaip matote, organizuotas PSA paremtas tyrimas RCPC, apie kurį aš šnekėjau 23 metų stebėseną, taip jis padidina diagnozijos skaičių, taip jis sąlygoja tikriausiai didesnį bereikalingą gydymų skaičių, bet tai teigiamai veikia mažinant mirtingumą nuo prostatos vėžio. Ir kaip matot iš paskutinių dviejų stulpelių, tai yra vyrai, 1000 vyrų yra pridedama 73 gyvenimo metai. Ir jeigu mes žiūrėsim į labiau specifinius atrankinius skryningus, įtraukiant magnetinį rezonansą, kas šiandien yra faktiškai rutininė praktika, mes nebenustatom per daug prostatos vėžio. Mes tikrai atsirenkam gydyti tik tą, ką tikrai reikia ir mes nesąlygojam perteklinio gydymo. Tai taip pat sumažina mirtingumą nuo prostatos vėžio. Taip, tai irgi prideda 73 gyvenimo metus 1000 vyrų ir kas svarbiausia, kad daugiau negu 74 metais mes pralyginam 1000 vyrų kokybiškų gyvenimo metų, kas skiriasi nuo kitų, reiškiasi, profilaktinių programų. Tai apie hiperdiagnostiką ir hipergydymą labai įdomi studija irgi amžių sandūroje iš Jungtinės karalystės PROTECT studija, kuri lygino 1700 vyrų su prostatos vėžiu, kurie lygiom dalim faktiškai buvo paskirstyti į 3 skirtingas metodikas. Vėžys buvo iš 803 000 vyrų įtrauktų nustatytas beveik 3000 vyrų, studijai sutiko dalyvauti pusė jų ir kaip matot, po 500 vyrų pateko į aktyvaus stebėjimo grupę, kur radikalus gydymas yra atidedamas ligai progresuojant ir iš karto gydant trečdalį vyrų operacinių metodų ir trečdalį radioterapijos metodų. Šios studijos duomenys buvo pristatyti taip pat žurnale New England of Journal prieš 2 metus, kas yra tikrai klinikinė praktika keičiantis duomenys ir kaip matot, radikalaus gydymo aktyvaus stebėsenos grupiai prireikia maždaug 50% vyrų. Net ir tie, kurie buvo iš karto priskirti vienam ar kitam radikaliam gydymo metodui, ne visi gavo tą gydymą, maždaug 10% nubyrėjo, atsisakė to gydymo. Tai aktyvus stebėjimas labai sumažina nereikalingo gydymo skaičių
nekompromituojant onkologinių išeičių rodiklių. Kaip matot, tiek vėžio specifinis išgyvenamumas, tiek bendras išgyvenamumas tarp visų trijų grupių nesiskyrė. Vėžio specifinis išgyvenamumas 15 metų visose trijose grupėse svyravo tarp 95 ir 98%, kas yra tikrai labai geri rezultatai. Tuo tarpu bendras išgyvenamumas 10 metų jis siekia 93%. Kodėl apie tai yra pasakojama? Nes senstant visuomeniai, onkologinių susirgimų skaičius dažnėja. Kaip žinom, prostatos vėžys yra vyrų vyresnių nei 50 metų susirgimas ir populiacijoje dalis visuomenės tikrai sudaro kuo toliau, tuo daugiau vyresni asmenys. Ir Lancet žurnale 24 metais iš Jungtinės karalystės esančios grupės prognozuojami prostatos vėžio susirgimo ir mirtingumo skaičiai, jie yra stulbinantis, dėl to, kaip mato, 20 metais rytų Europoje, pirmam grafike, trečia eilutė, mes matom, kad 20 metais Europoje buvo rytų Europoje buvo apie 150–140 tūkstančių susirgimų prostatos vėžių kasmet. Tai prognozuojamas onkologinių prostatos vėžio susirgimų skaičius 40 metais, tai yra už 15 metų, jis faktiškai yra 2 kartus didesnis negu buvo 20 metais. Analogiška situacija yra ir su mirtingumu. Jeigu susirgimų skaičius didėja, nepaisant to, kad mes taikom gydymą adekvatų, turim naujų medikamentų, mirtingumas taip ženkliai nemažėja. Ir kaip matot, jeigu mes 20 metais rytų Europoje turėjom apie 35 tūkstančius mirčių nuo prostatos vėžių, 40 metais yra planuojama apie 55 tūkstančiai. Tai nėra ta situacija, kuri tenkintų tiek urologus, tiek bendrą visuomenę. Todėl Europos urologų draugija dar 2019 metais, remdamasi RCPC 17–16 metų stebėjimo duomenimis, pasiūlė, kad PSA testų paremta populiacinė priešinės liaukos vėžio patikra būtų pradėta vykdoma visoje Europos Sąjungoje, visose šalyse narėse. Ir iš to išplaukė, kad jau 22 metais rudenį Europos komisija rekomendavo, kad Europos Sąjungos šalys narės turėtų implementuoti ir įdiegti savo sveikatos sistemose ne tik prostatos vėžio skrininginę programą vyrams iki 70 metų, bet ir plaučių vėžio skrininginę programą vyrams nuo 50 iki 75 metų. Taip pat svarstyti skrandžio vėžio skrininginės programos inicijavimą. Tai tuo tikslu Europos komisija finansuoja projektus. Vienas iš šių projektų yra įvertinti, ar Europos Sąjungos šalys narės yra pasirengusios vykdyti populiaciniu mastu skrininginės programos ir buvo inicijuotas tyrimas PRAISE-U, kurio tikslas yra suderinti protokolus ir gairias visose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir sudaryti sąlygas rinkti bei platinti atitinkamus duomenis, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo prostatos vėžio. Tai prevenciškai užkirsti kelią mirčių nuo prostatos vėžių augimui. Šio projekto vykdymas vyksta 5 Europos Sąjungos šalyse. Vienos įsitraukia daugiau, kitos mažiau, tai yra Lenkija, Airija, Ispanija, Lietuva ir Estija. Tyrimo centrai yra tik tai 4 šalyse, Airijoje 1, Ispanijoje 2 centruose, Lenkijoje ir Lietuvoje Vilniuje mūsų institucijoje. Šį projektą vykdo daktaras docentas Aušvydas Patašius bei gydytojai urologai Ugnė Mickevičiūtė bei Adomas Ladukas. Ir šio projekto esmė yra ta, kad paleidžiant naują programą bus remiamasi ne tik PSA tyrimų, bet ir įtraukiama į skrininginę programą magnetinio rezonanso tyrimas prostatai.
ar šalys narės yra pasiruošusios atlikti visiems skrininguojamiems pacientams magnetinį rezonansą. Tai kaip matot, vidurkis ES šalyse milijonui gyventojų yra maždaug 16-15 mašinų. Šiai dienai Lietuvoje šis skaičius tikrai yra pakankamas. Jis artimas vidurkiui, kuris Europoje yra 18. Tai taip, kai kurios šalis tą skaičių viršyje beveik 2 kartus, bet yra šalis tokios kaip Vengrija, Slovakija, Lenkija, kur magnetinio rezonanso mašinų 1 milijonui gyventojų ar 100 tūkstančių gyventojų tikrai yra mažesnės negu Lietuvoje. Tai, kaip minėjau, šalis yra Vilnius, Vroclavas Lenkijoje, Dublinas Airijoje, Galicija ir Manresa Ispanijoje. Ir Lietuvoje kartu su Nacionalinio vėžio institutu, Nacionalinio vėžio centru šiam projekte dalyvauja 2 šeimos centrai, Šeškinės poliklinika ir Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikos šeimos centras. Planuojama yra skrininguoti, pakviesti tyrimą dalyvauti apie 20 000 pacientų, po 10 000 pacientų iš kiekvieno centro. Tas tyrimas faktiškai eina į pabaigą, mes jau metus laiko vykdome ir preliminariais rezultatais remdamiesi mes matome, kad tikrai tas protokolas, kurį aš truputį pristatysiu vėliau, jis yra įmanomas ir yra planuojama įdiegti Lietuvoje jau kitų metų pabaigoje, galbūt 27 metų pradžioje. Tai, kaip žinot, Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kur nacionaliniu mastu vyksta prostos vėžio ankstyvos diagnostikos programa, kuri buvo paleista 2006 metais. Tuo metu jinai rėmėsi tik PSA ir jeigu jis viršydavo 3, pacientas buvo nukreipiamas urologui ir jis atlikdavo standartinę 6 ar 8 mėginių prostos biopsiją. Tikrai to pasekoje mes turėjom didžiulį onkologinių susirgymų skaičiaus augimą ir šiai dienai kol kas praėjus beveik 20 metų tik dabar pradedam stebėti mirtingumo nuo prostos vėžio mažėjimą ir greičiausiai tas mažėjimas užtruko pastebėti vien dėl to, kad 2006 metais darydami tik PSA tyrimų paremtą skrininginę programą, mes diagnozuodavom labai daug prostos vėžio ankstyvose kliniškai nereikšmingose stadijose, o supratimas apie gydymą prieš 20 metų buvo visiškai kitas. Faktiškai visi vyrai, kurie buvo nustatyti turintys prostos vėžį, buvo radikaliai gydomi, ar tai operuojami, arba spinduliuojami. Tačiau mokslo žinioms skverbiantis, ta programa savo visoje kelionėje jau turėjo 2 pokyčius. Vienas pokytis buvo 2009 metais, kai patikra PSA buvo suretinta kas 2 metus. Tuo metu buvo stebimi patys didžiausi sergamumo rodikliais prostos vėžių ir 17 metais buvo dar vienas programos pokytis pagal amžių adaptuota patikra. Reiškia, PSA tyrimai buvo pradėti rekomenduoti ne visiems kas 2 metus, bet įvertinus riziką, tai reiškia, koks PSA lygis, pagal tai remintis buvo tam tikrais intervalais tas PSA tyrimas atliekamas vėliau. Ir dabar 23, 24 ir 25 metais imtinai mes vykdom PRAISE-U projektą, kuriame mes testuojame, ar įvedant individualų rizikos vertinimą bei pagal tai paremtą atlikimą magnetinio rezonanso tyrimą, mes galime turėti geresnę ankstyvos prostos vėžio patikros programą Lietuvoje. Tai šiai dienai Lietuvoje galioja programa tokia, kad vyrai nuo 50 imtinai iki 69 metų, kol nesukanka 70 metų, yra kviečiami dalyvauti ankstyvoje diagnostikos programai. Tie vyrai, kurių šeiminėje anamnezėje yra prostos vėžio atveju, jie kviečiami į programą nuo 45 metų. Ir tie vyrai, kurių
PSA tyrimo metu yra nustatomi daugiau negu 3 nanogramai mililitrą, yra kviečiami urologo konsultacijai. Tai šiai dienai įvertinus urologo rizikai dažniausiai yra atliekama prostatos biopsija, nors neretų atveju ir šiai dienai mes atliekam magnetinio rezonanso tyrimą prieš priimdami sprendimą atlikti biopsiją. Tie vyrai, kurie tarp 50 ir 60 metų turi PSA tyrimą mažiau 1 arba vyrai virš 60 mažiau 2 nanogramų mililitre, sekančiam patikros etapui yra pakviečiami po 5 metų, visi kiti vyrai tarp 1 ir 3, kur turi PSA, arba vyrai nuo 60 metų tarp 2 ir 3, jiems pakartotinas tyrimas yra po 2 metų. Vyrai, kuriems biopsijos metu vėžys yra nenustatomas, jie taip pat pakartotinai yra kviečiami po 2 metų. Taigi, koks pokytis Lietuvoje programų yra numatomas? Populiacinė grupė yra ta pati, nuo 50 iki 60 metų. Kaip matot, jeigu PSA yra mažiau 1, pakartotinas tyrimas po 5 metų, kas ir senesniai programai. Jeigu nuo 1 iki 3, po 2 metų, jeigu virš 3, rizikos vertinimas pas urologą. Vyrai nuo 60 iki 69 metų, jeigu virš 3 PSA rodiklis, jie toliau keliauja pas urologą tyrimui, jeigu PSA tarp 1 ir 3 pakartotinas tyrimas po 2 metų, o jeigu PSA rodiklis yra mažiau 1, sulaukus 60 metų, tolimesnis testavimas yra nutraukiamas, nes šie vyrai turi beprotiškai mažą tikimybę susirgti prostatos vėžiu ir nuo šio vėžio numirti. Taigi, pas urologą yra atliekama rizikos vertinimas, yra rizikos skaičiuoklė, kur yra išversta į lietuvių kalbą, ir jeigu yra nustatoma vidutinė arba aukšta didelė rizika, pacientui yra atliekamas prostatos magnetinio rezonanso tyrimas. Jeigu nustatoma žema rizika, vyras grįžta į sekančią patikrą po 2 metų. Atlikus magnetinio rezonanso tyrimą yra vertinami radiologiniai pokyčiai, ir jeigu yra radiologiniai pokyčiai, kurie leidžia įtarti, kad prostatoje tikrai yra galimai onkologinių susirgymų, tai yra toks įvertis PIRADS, jeigu yra įvertis 4-5, yra atliekamos prostatos biopsijos. Jeigu yra nustatomos PIRADS 1-2, reiškia rizika, kad ten prostatoje yra onkologinis susirgymas, yra labai maža, vyrai po 2 metų grįžta į pakartotinį testavimą. Jeigu yra nustatoma ta vadinama pilkoji zona, PIRADS 3, yra būtinas pakartotinis rizikos vertinimas pas urologą, ir įvertinus pakartotinį rizikos skaičiuoklį, jeigu nustatoma vis dėlto vidutinė arba didelė rizika išlieka, yra pacientai nukreipiami biopsijai, jeigu žema rizika, biopsijos yra atsisakoma. Tai taikant šitą protokolą, vien pirmas rizikos vertinimas, turint padidintą PSA rodiklį virš 3, mums į žemą riziką klasifikuoja maždaug nuo 30 iki 40% pacientų. Po prostatos magnetinio rezonanso tyrimo dar maždaug 30-40% vyrų yra ekskliuduojama ir išvengia prostatos biopsijos. Tokiu būdu, jeigu mes prieš 15 ar 10 metų turėdami PSA 3 nanogramus mililitre visiems vyrams iškart darydavom prostatos biopsiją, šiai dienai mes maždaug atfiltruojam ir identifikuojam tik tuos vyrus, kurie tikrai turi didelę riziką, kad mes jiems nustatysim ligą, tik jiems yra atliekamos biopsijos. Tai tokiu būdu mes išvengėme maždaug apie 60-70% nereikalingų prostatos biopsijų. Ir aišku, nustačius prostatos biopsiją, kur yra tiksli ir teigiama, arba kitaip sakant, vėžio nustatymą yra pasiekiamas arti 70-80% nustatymo rodiklis, tie vyrai irgi ne visi keliauja į aktyvų gydymą. Tik didelės rizikos vyrai yra nukreipiami aktyviam gydymui. Jeigu vėžys nenustatomas, vyrai grįžta į patikrą po 2 metų, o jeigu nustatytas žemos arba vidutinės rizikos geros prognozės vėžys, pacientai tikrai iš karto negauna aktyvaus radikalaus gydymo, yra nukreipiami aktyvam stebėjimui. Tokiu būdu mes išvengiam hiperdiagnostikos ir hipergydymo, taikydami šitą protokolą. Tai šitas protokolas šiai dienai yra pateiktas ministerijai ir ligonių kasose šiuo metu vyksta skaičiavimai, kokią įtaką tai turės sveikatos draudimo fondo lėšų panaudojimui.
Ir, kaip sakiau, tikėtina, kad 27 metų pradžioj, ar net ir galbūt 26 metų vidury, mes jau šitą protokolą pilnai taikysim visiems Lietuvos vyrams. Taigi, apie prostos pačias biopsijas, jeigu mes startavom prieš 20-25 metus piršto kontrolės biopsijos, kur va čia yra parodytos specialūs nukreipėjai, pirštas tiesioje žarnoje ir akla biopsija, tai jos palaipsniui transformavosi į biopsijas per tiesą žarną ultragarso kontrolėje. Šiai dienai šių biopsijų procentas yra beprotiškai mažas. Transperininės biopsijos yra nauja era, kurios yra mažai turinčios komplikacijų, infekcinių komplikacijų. Tai jos yra beprotiškai tikslios, naudojant kompiuterizuotas programas, kur yra suliejami magnetinio rezonanso vaizdai su gyvais ultragarso vaizdais. Mes tiksliai žinom tą zoną, kuri galimai yra paveikta navikinių ląstelių ir būtent iš tų vietų imamos biopsijos. Jei seniau buvo daromos 12-16 šūvių biopsijos, šiai dienai yra imama 3, maks 4 mėginiai iš židinio, bei dar 2-3 židiniai iš zonos aplink židinį. Ir to pilnai užtenka, kad mes galėtume įvertinti ligos agresyvumą, piktybiškumą ir radikalaus gydymo poreikį. Taip pat yra biopsijos, kurios yra atliekamos tiesiogiai magneto kontroliai. Jos šiai dienai yra vis dar atliekamos kontroliuoja per tiesiąją žarną. Taigi apie prostos vėžio gydymo įvairovę, kaip minėjau, aktyvus stebėjimas tai yra tai, ką dauguma vyrų, kuriems yra nustatytas prostos vėžys, šiai dienai galima siūlyti, nes liga turi labai latentinę eigą, lėtai progresuojančią. Statistika yra tokia, kad savo gyvenime prostos vėžių gali susirgti maždaug kas 7-8 vyras, tačiau tik maždaug kas 5-7 vyras sergantis prostos vėžių nuo šios ligos miršta. Tai dėl to nereikia pulti visų gydyti. Ir aktyvaus stebėjimo eigoje yra rutiniškai pakartotinai atliekami PSA tyrimai, yra urologų konsultacijos. Taip, reikia kartoti biopsijos, nes šiai dienai tiek magnetinio rezonanso, tiek ultragarso ar PSA tyrimas mums neparodo ir nepasako, kas tiesiogiai vyksta liaukai ir mums vis dėlto reikia kartoti tas biopsijas, įvertinti, ar onkologiniai pokyčiai ląstelėse jie nesikeičia, neatsiranda agresyvesnio tipo ląstelių, kurios turi mažesnį prognozuotumą, ar jos gali išplisti ar ne. Ir jeigu mes toliau kalbėsim apie radikalaus gydymo variantus, tai yra spindulinė terapija ir operacinis gydymas, tai šioje vietoje taip pat vyksta didžiuliai pokyčiai. Jeigu mes prieš 20 metų, 15 metų kalbėjom didžiąją dalim tik apie išorinę spindulinę terapiją ir galbūt žemos galios brachiterapiją, tai šiai dienai hipofrakcionuojant spinduliavimą, tai yra, reiškia, didinant kiekvieno seanso apšvitos dozę, mes galim sumažinti seansų skaičių nuo 35-38 iki 20 kartų, net iki 5 kartų, šiai dienai jau šnekama galbūt ir apie vienos dienos švitinimą, šnekame apie aukštos galios brachiterapiją, kur chirurginės procedūros metu per tarpvietę į prostą įvedus specialias adatas radioaktyvus šaltinis apspinduliuoja liauką, kartais užtenka vienos, kartais reikia 2 procedūrų. Mes šnekam dabar tiksliai nustatę onkologinį susirgymą tam tikroje vietoje apie organą tausojančią spindulinę terapiją, tai yra ar žemos ar aukštos galios brachiterapija fokalinė ždininė, kai mes gydome, sakykime, ketvirtį liaukos, pusę liaukos, tokiu būdu sumažindami spindulinių reakcijų skaičių, gerindami funkcinius rezultatus, šlapimo laikymą, šlapinimosi komfortą, erekcijos sutrikimus ir panašiai. Tai tikrai spindulinė terapija per paskutinius 10-15 metų yra labai ištobulėjusi ir pacientai jos tikrai neturėtų baimintis. Apie prostos vėžio chirurginį gydymą nuo atviros chirurgijos tikrai visas pasaulis pereina prie minimaliai invazyvios. Lietuvoje tikrai didžioji dalis šiai dienai vyrų yra operuojama laparoskopu.
Taip, turim naujovių paskutinius 2 metus Vilniuje tiek mūsų filiale, tiek mūsų motininės klinikos urologijos skyriuje ir robotinės sistemos. Robotinė sistema jau 5 metai yra ir Klaipėdos universitetiniai ligoninei. Taip, šios robotinės sistemos nėra tos vadinamos motininės Da Vinčio sistemos, bet jos yra tikrai tokios pat tikslios, inovatyvios, saugios pacientui, ergonomiškos chirurgui. Ir kai tiek pacientui, tiek chirurgui yra šie metodai priimtini, tai duoda labai gerus rezultatus tiek onkologinius, tiek funkcinius. Ir jie iš esmės nenusileidžia atvirai chirurgijai, bet kai kuriais atvejais net ją ir pralenkia. Tai, sakykime, funkciniai rezultatai, šlapimo laikymas po operacijos minimaliai invazyvios tikrai atsistato daug sparčiau. Minimaliai invazyvių operacijų metu naudojant 3D vaizdinimą, pritraukimą, padidinimą, daug yra paprasčiau, lengviau chirurgui atlikti nervus tausojančią operaciją, kas yra labai svarbu, išsaugant erektilinę funkciją po operacijos, reiškia, išsaugant erekciją vyrui po šio tipo operacijos. Ir nepaslaptis, kad ir po pirmo radikalaus gydymo liga gali maždaug ketvirčiui pacientų ateityje atsinaujinti. Ir tikrai tie vyrai tiek po spindulinio, tiek po operacinio gydymo turi opciją gauti antrą radikalų gydymą, tai arba aukštų dozių brachiterapija, priklausomai koks pirmas gydymas buvo taikytas, krioterapija, gelbstinčią radikalią prostektomiją, gelbstintis radikalus gydymas, taikant aukštų dozių brachiterapiją ar krioterapiją, jis gali būti ir fokalus, gydant tik tam tikrą dalį liaukos, kurioje yra atsinaujinusi liga. Tai kuo mes kaip Nacionalinis vėžio centras esame išskirtiniai, tai mes esame multidisciplininė komanda, tai reiškia į mūsų gydymo taktikos, tyrimo taktikos, sprendimų priėmimą įsitraukia ne tik mes urologai, čia betarpiškai dalyvauja ir chemoterapeutai, ir radioterapeutai, radiologai, genetikai, kas taip pat yra labai svarbu, nes šiai dienai atsiranda įvairių gydymo metodų, taip lygiai pažengus, tačiau kur yra tam tikri genetiniai taikiniai, kuriuos galima paveikti slaugytojai, psichologai, reabilitologai, reanimatologai, anesteziologai. Ir mūsų įstaigoje personalizuotas požiūris į pacientą tai yra kertinis vaidmuo, duodantis pačius geriausius rezultatus tiek diagnostikos, tiek gydymo, kurių tikisi iš mūsų kiekvienas mūsų pacientas. Ir kas svarbiausia, viskas tai, ką aš papasakoju, yra po vienu stogu. Nuo diagnostikos iki gydymo įvairių variantų. Tai ačiū Jums už dėmesį, gražios likusios dienos.